O Alica šiandien antrą dieną švenčia savo gimtadienį, atvažiavo jos krikštatėviai, atvežė daug dovanėlių ir kedukus, ir koprinytę, ir apyrankę, ir saldumynų. Ir mes vėl šiandien švenčiame Alicijos gimtadienį. Ir mes dar Alicijai gimtadienio progą padovanojame štai tokią užrašų knygutę. Ją galima ir prisikabinti. Buvome Maksimoj turguje, žiūrėkit, kukurūzų prisipirkom. Nupirkau turgui vyrui šlepetes. O Elijai nupirkau parduotuvėje kroksiukus irgi po namus vaikščioti, nes turguje nebuvo jos dydžio. Tokius 4 paėmėme vaikams į mokyklėlę, o šitą pasiėmėm vakare pagriaužti visą šeimą. Olegui ir va tokios Elijai. Ir štai tokie saldainiai vaikams. Tai tokią verbą pagamino Elė mokyklėlį per technologijos pamoką. Pasiėmiau Elėje iš mokyklėlės, mes einam namo, užėjom į parduotuvę, žinokit, Velykom sausainių. Kaina šokiravo, kilogramas beveik 30 eurų. Bet mes pasiėmėm nedaug, tiesiog papuošti stalui, kad būtų tokia velykinė šventinė nuotaika. Mes niekur nevažiuosim per Velykas, nors ir norėjus švęsti kartu su sesė, su broliu, bet dėl mano sveikatos būklės, aš dar nesu pilnumoj išgijusi, todėl mes švęsime namuose. Štai tokių grybukų tai pasiėmėm mes šiandien prie arbatos. Man jie labai patinka. Anksčiau mano močiutė, kai buvo gyva, kepdavo tokius. Dar tokių bandelių pasiėmėm su cinamonu. Elė tokius paėmė kiaušinius savo ir sesiai, Semi ir broliui. Ir labai nedaug tokių paėmėm sausainukų Velykom, nes, kaip ir minėjau, labai jų aukšta kaina. Štai tokie va bus papuošti stalą sausainiukai. Žiūrėkit, kaip pas mus gražu. Ir ten žiūrėkit, kiek narcizų. Žinau, kad pasiilgstate mano vlogų, bet aš visas dienas leidžiu reabilitacijai, tai nelabai yra to laiko pafilmuoti. Puošiasi mūsų miestas, bet aš jau matyti išeisiu pasivaikščioti per Velykas. Nuėmėm duris, vyro prašiau, kad nudažytų, nes buvo jau nublukusi spalva jų. Tai išnešė, dabar dažo. Šiandien su vyru prieš reabilitaciją užėjom į vieną kepyklėlę ir nupirkom Velykom štai tokių grybukų, nes juos labai visi gyrė, kad ten labai skanus. Ir Elijai 2 sportinius kostiumus nupirkom. Šitas kostiumas su kapišonu, kelnės tokios ir džemperiukas. Jeigu netiks dydis, kai grįžti iš mokyklos, pamatuos parduotuvėje pakeisi kitą dydį ir dar vieną. O kitas treningas su platėjančiom kelnėm.
vyras buvo išėjęs pirkti benziną ir grįžta su maišiuku dovanų, sako, kaimynė perdavė dovanas Velykų proga, šiaip jau ir krikštatėviai vaikam dovanų padovanojo ir mokytojai, visiems ačiū. Servetėlė stalui, skalbimui, vitaminai, šokoladukai 4, dar toks maišiukas ir ten irgi prikrauta. Apyrankės mergaitėm. Ir štai tokie saldainiai.